Taip, pasidalinsiu ekranu. Taip. Tai sveiki dar kartą. Šiandien turėsime lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių pristatymą 6. klasiai. Lietuvių kalbą mums šiandien pristatys Irena Smetonienė, o literatūros vadovėlį pristatys Gitana Notrimaitė Muzikevičienė. Prieš pradedant webinarą noriu informuoti, kad webinaro dalyviai vieni kitų nemato ir negirdi. Tad jeigu turėsite klausimų arba norėsite kažką pasakyti, prašom rašyti tai Q&A mygtuką paspausti apačioje, yra tokia susirašinėjimo skiltis, taip pat galima raise hand mygtuką paspausti, ten pakelsite rankytę ir galėsite klausimą užduoti gyvai, tačiau klausimus užduosim tiesiog po kiekvieno pristatymo, tai praeisime pristatymą ir tada bus klausimų. Dar trumpai noriu apie leidyklą, tai galbūt kažkas nežinojote, kad Baltos lankos vadovėliai nuo kovo 19 dienos tapo Baltos lankos KLED. Tai jie įsigijo KLED grupę leidyklą ir šiuo metu esame Baltos lankos KLED. Ir tikime, kad šis proveržis mūsų leidyklą nukreipia į naujovių kupiną kelią, siekiant užtikrinti aukštesnę Lietuvos švietimo kokybę. Susirašinėjimo skiltyje matysite, mes pasidalinome nuorodą, tai labai kviečiame jūs užpildyti formą. Užpildę formą turėsite galimybę gauti nemokamai, pirmieji gauti nemokamai mūsų pavyzdinius leidinius, sužinoti apie renginius, sužinoti apie webinarus, nuotolinius ir gyvus renginius, taip pat galėsite dalyvauti apklausose ir taip mums padėti tobulėti leidyklai, leidžiant įvairius leidinius. Taip pat kiekvieno užpildžiusio šiuo metu laukia dovana, tai kiekvienas užpildęs anketą gaus mokytojo kalendorių 2024-2025 mokslo metų eigai. Galite šiuo metu pamatyti jau mūsų parengtus lietuvių kalbos vadovėlius. Turime lietuvių kalbos vadovėlį 5-7 klasiai, kalbinį ugdymą 11 klasiai, 5 klasė taip pat turi ir pratybas. Šiuo metu rengiami 6, 8, 10 klasės vadovėliai. Literatūros vadovėlius esame jau parengę 5 klasiai, 7 klasiai, 9 klasiai ir 11 klasiai. O čia matote rengiamus literatūros vadovėlius, tai 6, 8, 10, 12 klasė. Ir visus vadovėlius galite pasižiūrėti ir įsigyti Baltos lankos vadovėliai.lt tinklapyje, skiltyje parduotuvė. O dabar jau perduosiu žodį Irenai Smetonienei, kuri mums pristatys lietuvių kalbos vadovėlį 6 klasiai. Ačiū. Sveiki kolegos ir sveikos kolegės. Malonu jūs justi per ekraną ir pristatyti šiemet jau 6 klasės vadovėlį. Pernai pasirodė 5 klasės. Buvau juo patenkinta todėl, kad įvykdėm tarsi tokį norą mokytojų, su kuriais aš kalbėjausi ir kurie man rašė, kad reikia daugiau schemų. 5 klasėje stengiamės įdėti įvairiausių schemų. Taip pat buvo prašymas neišmesti, nes jau mes buvom taip sumastę tokį skyrelį išmesti visai, sužinokite daugiau. Pasirodo, kad jis labai vertingas, įdomus yra ir palikome net ir 6 klasėje. 6 klasės vadovėlis mane dar labiau džiugina, nes yra maketas dar gražesnis. Jūs pamatysite, kai jau turėsite vadovėlį rankose ir pavartysite, ir tos pastelinės spalvos, ir daugybė schemų. Ir visiškai kitaip atrodo ir paveikslėliai, kurie paįvairina mūsų pateiktą tokį teorinę medžiagą. Be to vadovėlyje yra ir daugiau pratybų. Atkreipsite dėmesį, kad ir daugiau sakinių, tie sakiniai gal paprastesni, eina nuo paprastesnių iki sudėtingesnių. Atsisakėme tos minties, kad vadovėlyje būtų pateikti autorių kokio nors gabaliukai, ištraukos iš apsakymų, iš romanų.
todėl kad ten vis reikėdavo keisti, kažką tvarkyti ir ieškoti ten tų formų nurodytų būdavo sudėtinga. Nors mano noras kažkada toks buvo, kad vaikai paskaitę šią mažą ištraukėlę turėtų susidomėti ir pradėti skaityti knygas, bet matyt, čia mano toks buvo utopinis noras, taip ko gero neišėjo. Prašyčiau kitą skaidrę. Va čia vadovėlio kokie privalumai, kaip mes įsivaizduojam. Nežinau, ar jums pasirodys iš tikrųjų tai tiesa, pati struktūra, bet struktūrą, žinoma, lemia ir programa. Programa yra tokia, kokia yra ir jos mes nepakeisime. Aš turiu norų labai daug, ką būtų galima įdėti į vadovėlį, bet vis dėlto programa yra programa ir natūralu, kad mokytojas turi eiti pagal programą. Kaip jau sakiau, daugiau užduočių, daug įdomesnės yra įsivertinimo, tie gabaliukai įsivertinimo. Yra įdėta ir kokios kompetencijos tame skyriuje baugdomas, ir žodynas. Na, patys pamatysite ir manau, kad įvertinsite vadovėlį. Kaip jau sakiau, schemos, iliustracijos, visokia vaizdinė informacija, tam tikri fonai, kurie atskiria svarbiausius dalykus ir jie padeda įsiminti. Kažkur dingo skaidrė. Tuoj perkeisiu. Taip. Va, štai ir taip ir galima rasti ir matėt tų QR kodai. Tai yra naujiena. Nežinau, kaip jums pavyks dirbti su tais kodais, kiek yra galimybių, kad vaikas pats nusiskaitytų su telefonu, kaip jūs nuskaitysite ir parodysite. Na, bet vis tiek negali būti visą laiką uodegoj ir vis tiek turi daryti taip, kaip daro kiti. Jeigu kitos šalys sugeba pagal tuos kodus susirasti ir iš karto eiti į tam tikrą žodyną, į žinyną ar į kokią informacinę sistemą, tai manau, kad ir mes lygiai tą patį galime. Kaip jau sakiau, neatsisakau tos neprivalomosios, bet įdomios medžiagos, įdomesnių faktų. Arba, pavyzdžiui, juk puikiai žinom, kad mokykloje tarsi yra sutarta ir man taip švietimo ministerijoje kalė, kad mes susitarėme sakyti, kad veiksmažodžio yra galūnė. Eina, myli, mato, nors puikiai suprantam, kad tai galūnės nėra. Ir visą laiką tiems vaikams meluoti, ir kai jie ateina į universitetą ir jie sako, bet man mokytojas aiškiai sakė, kad čia yra galūnė. Tai aišku, kad jis turi sužinoti dabar. Dabar aš mokausi, kad man būtų paprasčiau, kad aš galėčiau, na, ir tos asmenuotės galų gale nustatytos pagal tai, bet aš žinau, kad tai yra kamienas ir tai iš karto man yra kaip toks, na, signalas, kaip skambutis. Aha, vadinasi, kalboje dar ne viskas ištyrinėta. O kas čia yra, jeigu čia nėra galūnės? Aš bent jau įsivaizduoju, kad smalsus vaikas jis iš karto užsikabina. O aš taip jau šiek tiek daugiau ir iš vaikų pozicijos žinau, todėl, kad anūkė mokėsi iš mano vadovėlių, iš senųjų vadovėlių dar 5. ir 6. klasės ir aš jos vis klausinėdavau. O ką vaikai sakė? Ir aš žinojau tuos geruosius mokinius, kurie labai smalsūs ir klausiu, o ką Ąžuolas sakė, o ką Vytis sakė. Na ir jinai man transliuoja, kas sakė. Ir aš suprantu, kad tikrai yra vaikų, kuriem tai yra svarbu. Ir jie kaip sako, tu dar paklausk senelės, o kas čia yra? Tai įsivaizduokit, jeigu vaikas taip eis prie jūsų ir paklaus, tai jis ateis pas mus į universitetą jau tokio gabumo, kaip ką tik baigėsi gynimai, mes kai kuriais taip džiaugiamės, kad galima sakyti, bakalauro darbas jau artėja prie disertacijos. Kita skaidrė. Turinys. Kaip mato, turinys, na, jis yra, kaip jau sakiau, susijęs su programa ir nieko tu nepadarysi. Ir tas pirmas skyrius toks kaip įžanginis, kalba pasaulio pažinimo būdas. Matau, kad tai yra visiškai įdomu vaikams ir lyg dabar tokio
jau naujojoje programoje lyg ir nebuvo nurodymo labai tiksliai pasakyti, bet aš universitete, vaikų universitete skaičiau porą pamokų ir aš mačiau, kad net pradinukai, ką, pagal žodį, jūs suprantat, kas aš esu, aš pasakiau, kokia yra katė ir jūs žinot, kokią katę aš turiu ir kaip aš ją šeriu ir taip toliau. Vadinasi, tikrai galima pradėti mokyti. Kalba yra pasaulio pažinimo pagrindas. Vardai, pavardės, vietovardžiai. Patys prisiminkime, kai buvome vaikai, kai buvo įdomu. Aš puikiai prisimenu savo lietuvių kalbos mokytoją, kaip mes kaimus aprašinėjom. Aš neprisimenu, buvau programoje, bet tikrai buvo pasakyta, iš kur tas kaimas galėjo tokį pavadinimą gauti. Ir mes klausinėjom vietinių žmonių, važiavom su dviračiais. Kaip jie, kodėl čia taip vadinasi, o kaip anksčiau šita vietovė vadinasi. Tai manau, kad pirmas skyrius ir yra pradžioje, kai dar vaikų galvoje tebėra atostogos, kaip įžanga į programą, į didžiąją gramatikos programą. Leksikos dalis, kaip matot, liko 6 klasėje tik frazeologizmai, palyginimai ir tarptautiniai žodžiai. Na, o trečias skyrius jau yra žingsnis į gramatiką, fonetiką, rašybą. Ir jūs tikriausiai jau pasižiūrėjote, žinoma, kad pasižiūrėjote, čia kvailas toks pasakymas, tikriausiai pasižiūrėjote programą ir matėte, kad dabar šiek tiek ji pastumdyta, sukaitaliota. Ne visai man patiko, kad 5 klasėje teko imti dalyvius ir truputėlį veiksmažodžio. Aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai aiškiai pagal sistemą, fonetika, tada morfologija, tada sintaksė, na, bet yra kaip yra. Tiesiog turim tai, ką turim. Ir galim kitą skaidrę, nes turinys čia tikriausiai nėra pats įdomiausias. Taip, kas man labai buvo keista, dar senoje programoje, kai prieš užpernai turbūt, kai pradėjom rašyti pagal naujas programas, dar nepatvirtintas, buvo tiek skaitvardis, tiek įvardis 5 klasėje. Ir aš sakiau, siaubas, kaip tas 5-okas supras įvardį, kurio mūsų studentai ne visi įkanda. Nelabai supranta, kas čia darosi, nes tie įvardžiai, kaip žinote, kai mokėtės kitų kalbų, jie yra labai sudėtingi. Kas po jais slepiasi, kur čia mus veda į prokalbę, yra labai sunku pasakyti. Tai dabar nukėlė į 6 klasę, nors aš manau, kad tiek skaitvardį suprasti, tiek įvardį 6 klasėje yra sunku. Na, galbūt man pavyko kažkaip bent trumpai supažindinti mokinius su šitais dalykais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dauginius ypač, arba kuopinius skaitvardžius. Jūs natūralu dirbate ne vien Vilniuje ir Kaune. Yra tarmių, kuriuose nėra nei dauginių, nei kuopinių skaitvardžių. Kaip tiem vaikam išdėstyti, kaip jiem parodyti? Jau čia, ko gero, guls ant jūsų pečių. Čia yra literatūra, yra teorija, o jum, kaip jūs sugebėsite jiem išdėstyti ir rodyti, kad tokius dalykus reikia išmokti, jau priklausys nuo jūsų. Kita imam skaidrę. Taip, 7 skyrius. Turbūt, kas dirbote su 5 klasės vadovėliu, atsimenate, kad leidykla mąstė, kur būtų galima dar praplėsti ir įrodyti, kad kalba, nėra ta komunikacijos priemonės, kurią mes tik susikalbam. Pavyzdžiui, dabartiniai mano tyrimai, jie apima tik tai etnolingvistikos arba kultūrinės lingvistikos dalykus, kur mes ieškom, ką žmogui reiškia žodis. Ir esu skaičiusi ir mokytojams paskaitų, ir per lituanistikos atradimus jūsų gana daug klausėsi, ką lietuvių reiškia duona, ką lietuvių reiškia žemė. O leidykla pasuko kitų paprastesnių kelių, tai yra medijos. Ir buvo 5 klasės vadovėlyje mes medijų pasaulyje. Šį kartą 6 klasėje, kadangi ten aš buvau tokį ilgą surašiusi, bet vis dėlto leidykla apsisprendė, kad bus labai trumpas tas toks įėjimas į medijų pasaulį. Šiemet mes pasiūlom pasimokyti truputėlį giliau žengti į medijų pasaulį, skelbimą sukurti gražų arba parašyti reportažą. O natūralu, kad vyresnėse klasėse galima imti jau ir šitą daugiau. Nes mes turėjome tokią svajonę, kad kada nors vis tiek vaikai įsikurs savo radiją, savo
laikraštį ir kad mokėtų profesionaliai parašyti elementariausius dalykus, kad nereikėtų mokytojui labai daug dirbti, po to pasiėmus medžiagą, padėti jiems išsakyti, štai reportažas rašomas taip, pernai va štai 5 klasėje mokyties žinutės, kaip atrodo tos žinutės, kas turi būti, kokie yra reikalavimai. Didžiausia mano svajonė būtų ir 5 ir 6 klasėje galbūt šalia medijų pasaulio įdėti retorikos dalykus. Jeigu liks laiko, aš tiesiog jums pasakysiu kelias mintis iš vakarykščio gynimo, nes buvo toks darbas vakar ginamas jaunos mūsų studentės dirbančios mokykloje, retorikos metodikos mokymas 5 klasėje. Jeigu tai pavyktų, 11 klasiai problemų tikrai nebūtų. Kita skaidrė. O čia noriu parodyti, kaip atrodo vadovėlis, kaip skirtingomis spalvomis, kaip įvairiomis schemomis yra parodoma štai priebalsių rašybos principai. Ir 1, 2, 3, 4. Vis tiek mes, aš esu tą girdėjusi ne vieną kartą, kai važinėdavau į Europos kalbų institucijų federacijos konferencijas, man visada sakydavo, jūs lietuviai, taigi jūs esat matematikų tauta. Tai aš puikiai suprantu, kad ar tu esi humanitaras, ar tu esi tiksliukas, tavo galvoje turi susidėlioti labai aiškiai 1, 2, 3, 4. Ir prisimenu, kaip dėstytoja mūsų profesorė Bukelienė, jis sakydavo, jūs kalbininkai, jūs kitaip žiūrite į literatūros kūrinį. Tai pradėkim taip, 1, 2, 3, 4. Ir mes puikiai nagrinėdavom su ja visus kūrinius. Ir mums tie kūriniai būdavo aiškus kaip diena. Nereikia jokių išvedinėti ir dviračių išradinėti, kurie jau seniai išrasti, bet yra viskas labai aiškiai struktūruota. Kalba yra sistema, kalba yra struktūra. Ir jūs tą puikiai žinote, ypač sintaksė X + Y = Z. Jeigu to nebūtų logikos, jokios kalbos nebūtų. Kita skaidrė. Štai dar įvairiausių schemų, kaip matote. Ir žodžių darybos principai, ir kaip yra išskiriamos atskiros ir žodžių dalys, ir štai čia jungiamieji balsiai. Kaip jau ir sakiau, manau, kad šį kartą leidykla be galo pasistengė, kad viskas būtų vizualu. Užmečiau akį ir matau. O vis tiek mūsų yra vienų regimoji atmintis, kitų girdimoji, bet vis tiek mes tarsi orientuojamės į tą matymą, kokį vaizdą aš pamačiau ir koks konceptas mano galvoje susidarė. Kita skaidrė. O čia įdėtas gabaliukas leksikos. Štai ką ir sakiau, iš pradžių yra tokiu pačiu principu, kaip ir buvo. Iš pradžių kas bus parašyta, tada yra skyriaus žodynas, leidykla įsivedė labai puikų tokį dalyką, iš karto matyti, apie ką bus kalbama, pagrindiniai terminai. Tada vėl tradiciškai, kaip ir anksčiau, buvome sutarę, kad bus kieno nors mintys apie kalbą, ir čia šiuo atveju lietuvių patarlė. Yra ir politikų minčių, ir aktorių minčių, ir eilėraščių. 5 klasėje daugiau orientavomės į eilėraščius, nes manėm, kad vis dėlto tas tarpsnis labiau būtų linkęs į poeziją, į eilėraščius. O čia jau pateikiam ir, kaip jau sakiau, ir kitokių minčių. Kita skaidrė, tiesiog dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo štai leksikos skyrius. Va. Ir kas yra labai svarbu išskirta ir pažymėta, sužinokite daugiau, kaip matote, QR kodas galima dar pasižiūrėti, ir paveikslėliai, kurie perkelti iš senojo 6 klasės vadovėlio, o kadangi yra naujų dalykų, tai skaitvardžiui dar buvo dailininko prikurta keletas naujų paveikslėlių. Čia tik pasižiūrime toliau, kas yra palyginimai, kur galim pasižiūrėti popieriniai, kaip atrodo vadovėliai, bet natūralu, kad dabar mes jau eisime prie skaitmeninių. Toliau. Čia dar pavyzdys, kokie yra, kaip atrodo tarptautiniai žodžiai. Buvo pasiūlymas ir matyt, mes dar grįšime prie tarptautinius žodžius, kuriuos pateikiame ten viršuje dešinėje pusėje, sukirčiuosime. Ką tik gavom recenzentės pastabas, kad
Būtų labai gerai, jog žodžiai būtų sukirčiuoti ir mes iš karto pradėtume mokyti taisyklingai kirčiuoti. Jūs matėte, kad programoje kirčiavimui ir tarčiai yra skirta daug daugiau vietos ir laiko ir reikalavimai, negu buvo ankstesnėse programuose. Iš karto eini kokią nors daiktavardį ar būdvardį ir iš karto yra kirčiavimas. Tik sudėtingas dalykas ir man pačiai buvo ir jums bus natūralu, kad labai sunku, tarsi reikia jau juos mokyti kirčiuoti, bet kirčiuočių dar mokyti negalima. Ir kaip tam mokiniui pateikti be kirčiuočių kirčiavimą pagal analogiją. Bet kaip aš tą analogiją turiu, vadinasi, iškalt vieną žodį. Taip mes studentus mokydavom, žurnalistus, kad kokie nors trakai kaip ratai, arba ten kokia nors kernavė kaip pavardė. Bet jie iškart sakydavo, tai čia trečioji kirčiuotė. Bet nori, nenori, vis tiek mes grįžtam į sistemos dalykus, į kirčiuotę. Taip, toliau. Dar. Ir tada jau einam, ko išmokome. Lieka skyrelis, tarsi sutrumpintai visa teorija, kada nors galbūt, jeigu bus koks poreikis, galima, ko išmokome, arba pagrindinę teoriją netgi sudėti į kokią atskirą knygutę, jeigu būtų toks pageidavimas. Ir prisimename, kas buvo. Iš esmės, čia rašo mokytojos šiandien nuorodą, gal kažkur kažkas buvo ne taip. Nežinau, Genutė, gal jūs čia ką nors matote? Manau, kad pažiūrėsime tą susirašinėjimą po jūsų pristatymo. Tada gal klausimus. Gerai. Toliau pažiūrim. Toliau tikriausiai turėtų būti štai įsivertinimas. Įsivertinimą irgi, kadangi kuria mokytoja, aš nedrįsčiau įsivertinimo kurti pati, nes vis dėlto turi praktikas tą daryti ir mokytoja kuo puikiausiai tą žino ir šiemet ji dar kitaip perdarė, irgi lygiai taip pat iš praktikos, pasisėmusi tam tikrų minčių, išgirdusi iš kolegų, kaip jos vertina, ji padarė truputėlį kitokį įsivertinimą. Tai čia skaidrės mūsų jau sustoja jūsų pristatymo? Labai gerai, tai aš tada keletą minučių, kaip ir sakiau, apie tą vakarykštį, nes ir Genutei prieš įsijungimą pasakojau, kad mergaitė pasiėmė rašyti, kaip jau sakiau, tokį darbą, retorikos mokymas 5 klasėje. Taip, ji dirba privačioje mokykloje, bet jos metodika, kurią ji ten sukūrė, man tikrai labai patiko. Ji iš 5 pamokų skirtų 5 klasėje lietuvių kalbai ir literatūrai penktadieniais pasiėmė vieną ir mokė vaikus kalbėti. Iš esmės paėmusi panašų principą, kaip dabar yra išdėstytas 11 klasėje, tik 11 klasėje ten yra jau kaip suaugusiems žmonėms išdėstyta, bet ji paėmusi pagrindinę teoriją, tai yra idėja, tai yra tikslas, tai yra adresatas ir per visus tuos perėjusi per pusmetį, ji leido vaikams pasakyti pirmąją savo gyvenime viešąją kalbą. Kiek ji yra apibendrinusi ir parodžiusi savo darbe rezultatus, rezultatai labai geri. Vaikai buvo be galo patenkinti, nes kai kurie sakė, kad man nereikia ruoštis, aš čia viską moku. Sakė, buvo pora tokių narcizų ir jie suprato, kad ruoštis reikia viešai kalbai. Buvo tokių, kurie sakė, aš bijau, aš neprasižiosiu ir pasakė tą kalbą. Ir po to jie mokykloje turi tokį po metų pristatymą tėvams, kaip man sekėsi mokytis šiemet. Ir sakė, jokių problemų pavasarį nebuvo. 5-okai mano atsistojo, pasiėmė mikrofoną ir gražiausiai išdėstė. Tėvai stebėjosi, kas čia pasidarė per metus. Manau, kad taip, privalomai to nepadarysi. Bet vis dėlto, jeigu būtų toks poreikis, jeigu mes imtume daryti taip, kaip daro Amerikoje, Prancūzijoje, kaip aš mačiau, Vokietijoje, vis dėlto įvesti retorikos dalykus, pamokyti ir pasakyti pirmąją, kad ir paprastą viešąją kalbelę, tegul ir 3 minučių ir kas čia tokio, galima ir tokia. Manau, kad mes tada, visai kitokį vaiką auklėtume. Dabar mūsų vaikai bijo prasižioti, ateina į universitetą, per seminarą sėdi ir tyli. Tyli ir sako, aš viską parašysiu.
O kur kalbėjimas, o kur pristatymas? Kalbėjimas yra viso ko esmė. Mes pirmą kalbam, o tada rašom. Taip ir prasidėjo. Amerikoje, kai grįžo retorika, juk taip ir buvo pasakyta. Kalbėjimas yra pradžia, raštas yra antrinis. Na, šitą mes puikiai žinom, nes su kuo šneku, su profesionalais. Tai va šitą idėją, jeigu pavyktų ir kaip nors išgryninti ir nusiųsti į švietimo ministeriją, į vadovėlius būtų galima papildyti tokią gražią metodiką retorikos pamokyti jau nuo 5 klasės. Ir palikau keletą minučių, 5 minutės klausimams. Genutė, ar yra klausimų konkrečių? Klausimų, kiek peržiūrėjau, šiai akimirkai nėra. Tai nebent gal kažkas dabar norėtų dar užduoti klausimus, nes čia buvo klausimų dėl pažymėjimų, tai mes dar viską aptarsime po webinaro. Jeigu mokytojai kartais turėtų klausimų vėliau, tai gali siūsti mums adresu projektai@elankos.lt ir mes būtinai perduotumėm autoriai ir atsakytumėm, jeigu jų atsiras truputį vėliau. O dabar matau, kad klausimų nėra. Tai galime pereiti prie antrosios mūsų webinaro dalies, prie literatūros vadovėlio pristatymo. O Irena, labai Jums ačiū už pristatymą išsamų. Ir nežinau, pasiliksite paklausyti ar atsijungsit jau. Būtinai, nes man be galo patinka, kaip šneka literatai ir ypač Gitana. Aš klausausi išsižiojusi. Jeigu dabar eičiau į mokyklą, tai daryčiau tik tai taip, kaip jis sako. Tai jeigu leisite, ačiū mokytojams ir mokytojoms, kad klausėsi, o aš dabar paklausysiu Gitanos. Ačiū Jums dar kartą ir tada Gitana, laukiam Jūsų. O, taip, matom. Taip, labą dieną, Irena. Tai labai Jums ačiū už gerus žodžius. Smagu šiandien matyti tiek daug profesionalų ir tikrai lenkiu galvą prieš tuos, kurie dirba mokykloje, nes daro šventą darbą. Manau, kad nėra prasmingesnio darbo už mokytojo darbą ir ypač lituanistų. Tai pristatysiu šiandien literatūros vadovėlį, akcentuodama tuos dalykus, kurie yra pasikeitę nuo mūsų ankstesnių leidimų. Kita skaidrė. Taip, tai šis mūsų vadovėlis, kaip ir prieš tai buvusieji, turi labai aiškiai ir logišką struktūrą. Kiekvienas skyrius pradedamas skyriaus įvadu, kuriame teminiu požiūriu apžvelgiama tai, apie ką bus kalbama. Po to eina rubrika kaip suprasti, kurioje yra išdėstoma atraminė teorinė medžiaga. Po šitų dviejų tekstukų eina rubrika, ko turime išmokti. Ir paskui prie tų pačių dalykų, kurie buvo įvardyti, ko turime išmokti, skyriaus pabaigoje mokiniai grįžta ir įsivertina, kaip jiems sekėsi išmokti tai, kas jiems jau buvo pažadėta, apie ką jie įpareigoti buvo mokytis skyriaus pradžioje. Visos mūsų skaitymo užduotis yra su analogiškai kaip ir anksčiau parengtų klausimynų, tai yra pirmiausia yra labai atidus rimtas teksto skaitymas ir tai yra klausimai aptariame tekstą. Tada yra apibendrinimo klausimai, kurie jau yra kito lygio klausimai. Jeigu galvotumėm apie tyrimą skirtą 15-mečiam PISA, tai turbūt būtų į paskutinius 3 lygius orientuoti klausimai. Tada yra diskusijų rubrika, tyrimo rubrika. Beje, norėčiau paantrinti tai, ką sakė Irena. Tikrai labai svarbu mokyti mokinius kiek galima anksčiau kalbėti. Ir mes tikrai tą stengiamės daryti kalbos vadovėliuose, tai bemaž visur, kur yra tyrimo rubrikos, yra paskui užduotis parengti pristatymą ar ne, ir pristatyti atrastus dalykus bendraklasiams, nes visi lituanistai puikiai supranta, kad kuo daugiau praktikuosis mokiniai, tuo geriau jie jausis kalbėdami ir supras, ką reiškia kalbėti ir pasiruošti tam kalbėjimui. Na ir žinoma, yra ganėtinai plati ir gausi rubrika, kuriame tekstą. Anksčiau buvo rašome tekstą, tačiau ilgai diskutavę nusprendėme, kad prasmingiau būtų pavadinti, jog tai yra teksto kūrimas, nesvarbu, ar jis būtų atliekamas žodžiu ar raštu, svarbu, kad tai būtų užduotis, kuri skatintų juos savo mintis dėstyti rišliai, atsižvelgiant į tai, kam jos yra dėstomos ir koks yra tikslas.
Aišku, antras mūsų vadovėlių požymis yra tas, kad mums yra labai svarbus vidinis tekstų rišlumas. Tai nėra chrestomatijos, kur tekstai sumesti bet kaip. Esam tikrai apgalvoję, ką padaryti ir kaip sudėlioti tuos tekstus, kad ugdytume ir gilintume vaiko gebėjimą skaityti ir kad tie tekstai kalbėtųsi vienas su kitu. Tai yra, kad dėliodami tekstus pasidėtume pagrindą tam, kad vaikas mokytųsi juos lyginti. Nes suprantam, kad susieti tekstus vaikui nėra lengva, taigi ypač šitam amžiaus tarpsnį yra labai svarbu padaryti taip tekstus sudėlioti, kad jie patys tarsi kalbėtųsi ir vaikai lengviau galėtų juos palyginti. Mūsų vadovėliai yra įvairaus tipo ir sudėtingumo užduočių. Jų gali atrodyti labai daug, tačiau atkreipti noriu dėmesį į tai, kad jos nėra visos privalomos. Užduočių galvojam tiek daug tam, kad mokytojas turėtų galimybę rinktis. Iš dalies tai galėtume suvokti net kaip ir mokytojo knygą, ar ne, mokytojas turi tekstą, turi daugybę klausimų, kurie tą tekstą išsamei išanalizuoja, kreipia tam tikros interpretacijos linkme ir tada jisai jau yra laisvas rinktis, ar ne, į kuriuos klausimus jis norėtų būtent šitoj situacijai, su šita klase atsakinėti, kurie jam nėra svarbus, ar jisai norėtų atsakinėti į abiejų lygių klausimus ir aptarimo ir apibendrinimo, ar jau klasė yra tiek pažengusi, kad nori atsakinėti tik į dalį apibendrinimo klausimų, ar dirbti grupėmis, vienai grupiai duoti vieną klausimų bloką, kitai kitą. Vėlgi, tai yra absoliučiai mokytojo pasirinkimas ir tai nėra vadovėlio įpareigojimas mokytojams. Kadangi yra labai daug tyrimo užduočių, tai aišku, kad tyrimas visada atneša papildomus kontekstus. Parodysiu paskui konkrečiais pavyzdžiais, kokie yra tie kontekstai, bet iš ties stengiamės visą literatūros medžiagą įžeminti, įkontekstinti, kad ta literatūra būtų tai, kas leidžia kalbėti apie įvairiausias gyvenimo sritis. Tai yra tikrai sąsajų su geografija, istorija ir kitomis sritimis. Konsultavome su skirtingų dalykų mokytojais ir todėl manom, kad mokiniams turėtų būti tai patrauklu ir tai leistų juos ganėtinai integraliai ugdyti, nes ar ne, mes nesam tokie iš lentynėlių sudėti, esam visuma. Taisydami vadovėlį, koreguodami tai, kas buvo anksčiau, tikrai rūpinamės aktualiais tekstais mokiniams, kaip ir visada galvojam apie tai, kad yra dvilytis, berniukai ir mergaitės, ir vieniems ir kitiems vadovėlis turėtų būti patrauklus, galvojam ir apie tai, kad tekstai turi būti skirtingo sudėtingumo, kad jie galėtų būti įkandami ir turėtų būti įkandami ne tik tai lietuviukams, bet ir mokiniams, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių kalba. Ir aišku, kad pagrindinis dalykas tai yra atidusis skaitymas. Ir visai neseniai klausiausi psichologų paskaitų apie naujausius neuromokslinius tyrimus ir buvo kalbama apie tai, kad dabartiniai mokiniai, ką mes visi žinom, net nereikia tyrimų, tikrai labai sunkiai koncentruoja dėmesį. Ir neuromokslininkai sako, kad už tai yra atsakinga prieškaktinė smegenų žievė. Ir jie ir sakė, jeigu norime, kad mokinys gebėtų koncentruoti dėmesį, mes turim lavinti tą prieškaktinės smegenų žievės, prieškaktinės smegenų žievę. Čia kaip su raumenim, mes turim juos auginti. Ir nėra kito kelio, kaip tą mokyti vaikus susikaupti, kaip tik tai, ar ne, daryti tai susikaupimo būdu. Todėl iš tikrųjų stengiamės, kad tie tekstai būtų ne tik trumpi, dedame ir ilgesnių tekstų, nes mokiniai mokykloje ruošiasi ir aukštajai mokyklai. Priešingų atveju, jeigu mes pataikausim tam, kas dabar yra medijose, ar ne, trumpi tekstukai, antraštės, tai mokiniai, dalis jų tikrai ateina studijuoti į aukštąsias mokyklas, ateis tam nepasiruošę. Kitas dalykas, literatūros pamokos yra ir atskiras dalykas, ir ne visai atskiras dalykas, jie mokosi apskritai skaityti ir tai yra gebėjimas, kuris yra perkeliamas į kitų dalykų pamokas.
Todėl tikrai mes labai galbūt nesam populiarūs dažnu atveju, ar ne, nes turbūt yra paprasčiau eiti į trumpus tekstukus ir sakyti, kad na, pasaulis yra dabar toks, bet mes sąmoningai renkamės kitą strategiją ir sakom, kad vis dėlto mes manom, kad nereikia rinktis greito maisto restoranų, kad turime mokyti vaikus labai atidžiai ir dėmesingai skaityti. Na ir aišku, kad tas papildomas skaitmeninis turinys, kai kolegos sakė, kad tai nėra naujovė, taip, tai tikrai nėra naujovė, tiesiog tai yra ganėtinai patogu ir visi tą supranta. Kita skaidrė. Taigi, pirma vadovėlio dalis, pirmas skyrius, kuriame kalbam apie kilmės mitus, dievus, dvasias ir žmonės. Tikrai neskaitysiu to, kas yra šitoje skaidrėje, tiesiog rinkomės būdą, kuris buvo patikrintas, kalbėjome su mokytojais, kurie dirbo pagal buvusį anksčiau vadovėlį ir nusprendėm palikti pagrindinę struktūrą panašią, kokia ir buvo, eiti nuo graikų prie lietuvių, nes prie graikų jie grįš vėlesnėse klasėse, bet šito amžiaus mokiniai ganėtinai susidomi ar ne graikų mitais ir pristatyti jiems jų pagrindinius dievus, pasaulio sukūrimo mitus ir eiti prie sakmių, na, o paskui jau šiek tiek išplėsti tai, kas buvo anksčiau. Mačiau, kolega rašė, kad tai yra mokslo metų pradžia, bet mes ir manom, kad na, tai yra ganėtinai paprasta medžiaga. Kita vertus, iš karto reaguodama į tą pastabą, kolegos, sakau, kad galima pradėti ir nuo kito skyriaus, nes skyriai yra kaip ir atskiri ir galima tikrai pradėti, jeigu jūs matysit mokslo metų pradžioj, pradėti nuo komiškos literatūros, kurią aš pristatysiu vėliau, ir tada tik eiti prie mitų. Tai jūs esat visiškai laisvi, nes medžiaga nėra išdėstyta taip, ar ne, kad negalėtų būti keičiama vietomis. Kaip ir sakiau, net neprivalot viso to imti, išsirinkti tai, kas jums rūpi, galbūt jums tas graikų pasaulis atrodys su ta klase visiškai neįdomus, o galbūt kaip tik labai giliai jį panirsi. Tai čia yra tikrai jūsų teisė. Ir na, praplėtėm skyrelį apie vėją, pagalvodami, kad tai bus naudinga ir galėsim į tą vėją pažiūrėti iš įvairių perspektyvų. Taigi prie vėjo įdėjom mitą apie Olo maišą, tada ištrauką iš nuostabiojo Ozo šalies burtininko, kurią paskui pristatysiu. Ir tada į ketvirtą paskyriuką prie laumių įdėjom, tikrai mokiniams bus patraukli ištrauka iš Kotrynos Zylės knygos Siela sumuštinių dėžutėje. Kita skaidrė. Taip, prie Maro deivių vėlgi įdėjom, manyčiau, labai patrauklų gabaliuką, čia jo nesimato, paskui pademonstruosiu, kuriame leidom mokiniams pamatyti, kaip skirtingai ir kartu panašiai žmonės bandė apmąstyti savo požiūrį į skaudžius dalykus, į pandemiją, ir kokiais vaizdiniais ar ne, na, tai reiškėsi literatūrai. Tikrai yra, vėlgi atrodytų labai daug pridėta padavimų apie skirtingas Lietuvos vietas, bet vėlgi tikrai jie yra įdėti tam, kad iš skirtinguose regionuose gyvenantys mokiniai galėtų skaityti tai, kas jiems rūpi, ar ne? Jeigu aš esu iš Žemaitijos, skaitau apie Platelių ežerą, su Aukštaitis, netoli manęs Kupiškis, apie Kupiškio piliakalnį, arba galiu rinktis ir kitus padavimus, tai tikrai yra tam, kad mokiniai galėtų rinktis ir kad, na, matytų, jog įvairiuose regionuose, įvairių regionų padavimuose yra apmąstoma tai, iš kur mes atėjom, kokie mes esame. Kita skaidrė. Taigi ir dabar eisim prie tos medžiagos, kurią dabar trumpai taip pristačiau, prie to mūsų išplėsto vėjo. Taigi pateikė mitą apie Olo maišą, turbūt visi prisimena tą maišą, kaip Odisėjas keliaudamas užsuko pas vėjų karalių ir prašė pagalbos grįžti namo. Jis padėjo, davė odinį maišą, vynmaišį, kuris buvo stipriai užrištas ir prikabino prie laivo.
Tačiau Odisėjo bendražygiai nepasitikėjo Odisėjų, tą maišą atrišo ir vėl Odisėjas po 10 dienų kelionės buvo nublokštas į kelionės pradžią. Taigi toks mitas iš tikrųjų pateikiamas ir tada kitas gabaliukas, kuris yra pateikiamas tam skyriui, tai yra Baumo nuostabiojo Ozo šalies burtininko ištrauka, kur Dorotė yra nubloškiama viesulo ar ne su visa trobele į smaragdų ir į kitą šalį. Ir paskui jau ieško, susiduria su daug skirtingų nuotykių. Tai atrodytų yra ganėtinai skirtingi tekstai, bet iš principo jie leidžia parodyti tai, kas ir kaip tas vėjas yra suvokiamas. Pirmiausia, kad ar tai būtų, kokių laikų literatūra tai bebūtų, tai tikrai jisai suvokiamas kaip grėsminga, gaivalinga jėga. Ir kad visi, ir tiek senovės lietuviai, ir tiek senovės graikai, mesgi abi jūrinės valstybės, tikrai mums buvo aktualu, kad jis gali plukdyti būrinius laivus, kankinti juos ir panašiai, kad jisai susijęs su permainom, gali pernešti vienus žmonės iš vienos vietos į kitas. Taigi, šitam kontekste visą tą medžiagą ir pristatom. Sugalvoję esam tyrimų kartu su geografijos mokytojais, kur prašom tikrai patyrinėti mokinių, kur yra Troja, iš kurios namo keliavo Odisėjas, kurioje jūroje yra Eolijos arba Liparijos salos, kurioje jūroje yra Itakės sala, grafiškai pavaizduoti Odisėjo kelionę. Tai tikrai tokie gebėjimai, kurie, net negebėjimai, tai jau tikrai yra kompetencijos tikrąja ta žodžio prasme, ir jie pamato, kad mitai tai nėra tik žaidimas, kad tokiu būdu žmonės tais laikais bandė suvokti pasaulį. Kitas tyrimas vėlgi yra prašymas pasižiūrėti, kuo skiriasi audrai, viesulai ir uraganai. Ir mokiniai mokosi tai 6 klasėje per geografijos pamokas. Tai bendraudami su mokytoju geografijos jie tikrai prisimins, kad Odisėją nubloškė uraganas, nes tai yra jūrinis reiškinys, o Dorotę nubloškė viesulas, ar ne, koks galingumo tas būna vėjas ir panašiai. Ir aišku, tuos tekstus, kaip ir sakiau, dėliojam taip, kad mokiniai galėtų juos lyginti. Tai pavyzdžiui, kai kalbam apie Odisėją, mes ir klausiam, kodėl Eolas, kai ištiko Odisėją nesėkmė, jį išvijo namogi, todėl kad ar nebuvo jisai nusikaltęs Poseidonui ir Polifemui akį išdūrė, jie turėtų prisiminti, nes prieš tai jie tą skaitė. Ir tada, kad jie apskritai grįžtų prie to graikų mąstymo, kad negali pažeisti draudimo. Jeigu tu pažeidei draudimą, tai tu būsi nubaustas už tai. Taigi, kitą skaidrę nebeišsiplėsiu šitoj vietoj. Taip, kitas gabaliukas, kurį mes įdėjom naują prie mitinės medžiagos, tai yra Kotrynos Zylės sielos sumuštinių dėžutėje ištraukos. Tai joje pasakojama apie keistą mergaitę, kuri šiais laikais baseine sudomina berniuką. Iš viso to, kas ten vyksta, labai yra akivaizdu, kad ta mergaitė yra laumė. Todėl ji visada vaikšto iki susisupusi į rankšluostį ir niekas nemato jos kojų, yra keistos šlepetės, didžiuliai plaukai, ilgi plaukai. Knyga yra iliustruota pačios autorės ir matot ištraukos tokios, jos irgi leidžia vaikams interpretuoti iliustracijos ir žodinio teksto santyki, kaip ir vištos koja, nors ten nesakoma tekste, kad vištos koja, bet visada yra batuose kojos, ar ne, tai jiems gali grįžti prie tos medžiagos. Ir ta mergaitė yra labai keista, todėl kitos plaukikės iš jos tyčiojasi ir viskas baigėsi tuo, kad tiesiog vieną dieną tos kitos plaukikės neateina, atima iš jos mergaitės tos drabužius ir berniukas, kurią mergaitė patiko, padeda tai jau laumiukiai, kaip paskui suprantam, bet kitą dieną tos mergaitės jau nebeateina į treniruotę. Tačiau tas vaikinas gauna keistą dovaną plaukais, guminiam kepurėlėm ir baseino vandeniu kvepiantį megztinį. Ir mes suprantam, kad tos mergaitės iš jų plaukų, iš jų yra numegztas tas megztinis, čia mes matom iliustraciją. Šiaip ištrauka yra labai keista, nes mes suprantam, kad mitologinėse sakmėse laumės atsilygina geru tiems, kurie joms padeda.
O čia tas berniukas padėjo mergaitei, tačiau gavo tokią baisią dovaną, kraupią dovaną ir čia tikrai galima su vaikais tada ir kalbėti, tai kokia yra ta dovana, kodėl tos mergaitės taip keistai žiūri į tą mergaitę, jos nežino jų, kad jinai laumė. Ar galima kalbėti ir apie patyčias, ar jos tyčiojas iš jos. Na, žodžiu, tikrai yra daugybė šitų dalykų, siužeto nebepasakosiu, kaip ir kolegė parašė, tačiau tikrai leidžiam mąstyti vaikams įvairiomis kryptimis ir siūlom ir sukurti jiems, remiantis šito teksto siužetu, kurio schema paskui yra pateikiama komiksą, tokios užduotis mokiniams ir naudingos, ar ne, nes leidžia rišliai dėlioti savo mintis ir jos naudingos ir patrauklios. Einam toliau. Taip, ir čia tai, apie ką irgi sakiau, neskaitysiu, tiesiog noriu pasakyti, kad vėlgi bandom susijęti jiems aktualius dalykus mokiniams ir čia matot viduramžių Maro gydytojo kostiumą, apačioje mes matom kostiumą, kurį dėvėjo žmonės, medikai 2020-2022 metų pandemijos metu ir yra teorinė medžiaga, tokiu būdu, kaip ir sakiau, mes leidžiam lyginti tai, kas vyko anksčiau ir tai, kas vyksta dabar ir rodom, pateikdami tekstus, kaipgi žmonės anksčiau reaguodavo į ligas ir kaip yra pasikeitęs pasaulis, nors principai iš principo yra tikrai principai ir tie patys. Izoliuok save, ar ne, saugokis savo kūną, ar ne, izoliuok, atskirk nuo kitų ir panašiai. Einam toliau. Taip, na ir čia yra antras skyrius, komiškoji literatūra. Ir komiškoji literatūra, taigi komiškoji literatūra yra keli nauji tekstai. Tai yra Kornelio Makušinskio Šėtonas iš 7 klasės, tada Džeimso Kriuso Mano prosenelis herojai ir aš, kita ištrauka, ir Aido Jurašiaus Pipas ir jo nutikimai. Pagrindinė sąvoka yra komiškumas ir tada kitos sąvokos, kurios naudojamos šiame poskyryje, yra humoras, ironija, autoironija, absurdas ir nonsensas. Einam toliau. Norėčiau vis dėlto trumpai pristatyti Makušinskio tekstą. Jis yra iš poskyriuko Juokingi pasakojimai apie mokyklą. Yra didelis jo gabalas įdėtas ir jį analizuojant, pagrindinė mokiniams turbūt siekiama išaiškinti sąvoką ir parodyti, kaip ta sąvoka veikia tekste, yra humoras. Tai kalbama apie tai, iš ko tas humoras kyla, kad tam, kad tekstas būtų komiškas, dažnai yra sutirštinamos spalvos, perdėjimas, mokiniai šitam amžiui dar pagal programą neturi mokėti hiperbolės sąvokos, tai kalbama apie tą perdėtumą, spalvų sutirštinimą, tada apie skirtingų kontekstų, pavyzdžiui, klasės gyvenimo ir pasaulinės istorijos įvykių sugretinimą, juokingas situacijas ir būtent visą tai kelia juoką. Mūsų pagrindinė mintis yra ta, kad juoką pirmiausia kelia neatitikimai, taigi analizuodami šitą tekstą mes rodom tuos neatitikimus, klausimais siekiam, kad mokiniai juos atpažintų. Einam toliau. Taigi, antras poskyris, skyrių dėliojam taip, kad nuo juokingų istorijų ir juokingų situacijų, kas mokiniams yra labai lengvai suvokiama, einam prie vis sudėtingesnių komiškumo formų ir tada pateikiam Kriuso pasakojimą apie istoriją apie karalių ir blusą. Pats pasakojimas yra kiek absurdiškas ir čia kalbam apie tai, kad absurdas literatūrai yra susijęs su tuo, kad veikia keisti veikėjai, keistas jų kalbėjimo būdas gali būti, kadangi tai susiję ir su nonsenso literatūra, kad tie veikėjai gali pakliūti į neįtikėtinas vietas, kad iš skirtingų kontekstų atkeliavę posakiai vartojami naujose situacijose ir juokina savo keistumu, ir kad
paprastai pasakojimai, jau kai ateinam į nonsenso literatūrą, yra grįsti pokštų, nesąmonė, kalbos žaisme. Taigi, čia, sakau, jau einam nuo tokių paprastų, lengvai užčiuopiamų dalykų prie vis sudėtingesnių. Toliau. Ir pats turbūt sudėtingiausias tekstas yra Aido Jurašiaus Pypas ir jo nutikimai. Šiaip įdomus labai tekstas kaip literatūrologui man, kaip tyrinėtojai būtų. Mokiniams galbūt jis yra ir sunkiai įkandamas, nors pasižiūrėjau, jį skaito nuo antroko iki suaugusio žmogaus. Ir aišku, kad tada, kai tu skaitai jį, būdamas turbūt 8 ar 10 metų amžiaus, tiesiog nepaimi to, kas jame išties yra. Tekstas labai ištirštas, sudėtingas, yra įdėtos kelios ištraukos, bet vėlgi jos atrinktos ir klausimynas sudarytas taip, kad iš tų 4 ištraukų tikrai mokytojas gali rinktis skaityti tik tai vieną ir siekis yra ir kad pamatytų, kad tai, kas atrodo nesąmonė, iš tikrųjų nėra nesąmonė, ne? Kad vis dėlto tas pasakojimas, nors ir nėra akivaizdžiai moralizuojantis, bet turi idėją, tik tai kitokiu būdu einama prie tų dalykų. Ir aišku, kad išeinam į tokius apibendrinančius dalykus, kai klausiam, kodėl populiari yra tokia vaikų ir paauglių komiška literatūra, galima kalbėti ir apie tai, kodėl apskritai tokio tipo įvairūs tekstai ir kino kūriniai yra populiarūs. Ir prašom paskui gale sukurti trumpą pagal nonsenso apibrėžimą literatūros tekstą, kuriame veiktų keisti veikėjai, neįmanomi galbūt tikroviai, nes šito teksto veikėjas yra Pypas, kuris atsiranda paspaudus kažkam nosį iš žodžio pyp, kad jie patektų į absurdišką situaciją ir būtų žaidžiama kalba. Viską apibendrinam, kitą skaidrę. Tuo, kad siūlom atlikti tyrimą, pasirinkus vieną aspektą, tai yra arba apie dvaro juokdarius, arba apie klounus. Ir norėjom, kad tas juokas būtų susijęs tikrai su socialiniu gyvenimu. Ir tiek įvade, tiek paskui paskutiniam tyrime kalbam apie organizaciją Raudonos nosis ir kalbam apskritai apie juoko funkciją gyvenime, ar ne, kam jis mums reikalingas, kad vaikai mokytųsi apie tai samprotauti ir apskritai, kad atkreiptų dėmesį į tokius gyvenimo reiškinius, kuriems atrodo neverti galbūt dėmesio iš pirmo žvilgsnio. Tai tokia yra ta mūsų pirma dalis. Mačiau yra klausimų. Vienas, mačiau, klausimas yra susijęs su antra dalimi vadovėlio. Taip, antra vadovėlio dalis yra rengiama ir leidykla turėtų pasakyti, kokie yra planai, kada jie turėtų išeiti. O tada dar pasižiūrėkime, ar yra su turiniu susijusių klausimų. Taip, aš dar kol žiūriu, tai dėl pirma dalis, tai žinoma, pasieks iki rugsėjo 1, o antroji dalis iki naujų metų turėtų būti. Tai... Dabar mačiau klausimą, tai daug stipresniems mokiniams, o silpnesniems. Tai tiems silpnesniems, tai pirmiausia, aš manau, ką jie turėtų padaryti, ir tai yra pagal reikalavimus turbūt, kurie jau yra ganėtinai nusistovėję, ko reikalaujama iš tų mokinių, kurie ten yra, tarkim, pagal PISA tyrimus 1, 2 lygio, tai jie turėtų atrasti informaciją gebėti. Tai tų klausimų, kurie yra orientuoti į informacijos atradimą, netgi nurodant, kuriam teksto gabaliuke tai yra tikrai labai daug, bet netgi aš galvoju apie tyrimus, kai jūs sakot, kad jie yra labai sudėtingi, tai tikrai programa yra sudaryta taip, kad nuo pradinės mokyklos mokiniai mokosi ir yra raginami atlikti įvairius projektinius darbus, kurie būtų ir individualūs, ir grupiniai. Tai tie tyrimai yra ne kas kita, kaip turbūt toks mini projektinis darbas. Ir mokytojas gali paskirstyti, rinktis tokį tyrimą ar nesirinkti, ar ne? Jų, kaip ir sakiau, yra įvairiausių. Ar paskirti dalį to tyrimo atlikti silpnesniam vaikui. Bet kokiu atveju išeidamas iš mokyklos žmogus turi gebėti atrasti informaciją skirtinguose šaltiniuose, būti kritiškas, atsirinkti patikimą informaciją ir gebėti pristatyti tai, ką jis atsirinko.
Tai tuo keliu mes ir einam vadovėliuose ir aš esu tikra, kad ir jūs, kolegos, taip dirbat su savo mokiniais. Taip, žiūriu dėl klausimų. Tai mačiau dėl klausimus dar dėl ilgalaikių planų, tai mes tikrai juos parengsime, pasidalinsime internetinėme puslapyje Baltos lankos vadovėliai. Taip pat ar bus skaitmeninis šių vadovėlių užduotis, tai yra OPIK platforma, kurioje yra sukelti visi vadovėliai, tai taip pat ten rasite ir įvairias ir visas užduotis sukeltas, tai skaitmeninė OPIK platforma. Daugiau klausimų konkrečiai autoriam nematau. Tai taip. Tai norėčiau padėkoti labai autoriam už pristatymą, už labai tikrai išsamų pristatymą ir pakviesti visus mokytojus prisijungti ir prie kitų mūsų vadovėlių pristatymo webinarų. Tai būtų, sekantis webinaras bus rytoj, bus pristatyta literatūra 12 klasiai, o dar vienas turėsim 18 birželio dieną ir bus lietuvių kalba ir literatūra 8 klasiai pristatoma. Jeigu norėsite gauti pažymas, kad išklausėte šį webinarą, tai rašykite kristina@elankos.lt ir išrašysime pažymas. O dėl, dar matau klausimą, ar bus mokama ši platforma. Šiais metais platforma dar yra nemokama mokytojams, tai dar galima prisijungti, pasižiūrėti. Kitais metais taip pat labai planuojame, kad jinai išliktų nemokama. Visą informaciją, kai tik jau žinosime apie OPIK tęstinumą, susisieksim su mokytojais ir pranešim mokyklai atskirai. Taip, jeigu dar turėsite klausimų autoriams, tačiau čia nespėjote paklausti, arba galbūt jie atsiras truputį vėliau, tai labai kviečiam rašyti mums projektai@elankos.lt. Ir būtinai susisieksim su autoriais ir užduosim klausimus jiems ir jums perduosime. O šį kartą labai ačiū dar kartą už pristatymą, gražios dienos ir iki kitų prisijungimų. Sudie. Viso gero. Sudie.